Labą dieną, mėly kolegos, garbingi svečiai, leiskite Jūs pasveikinti politikos mokslo ir diplomatijos fakultete ir savo trumpą pasisakymą pirmiausia pradėti nuo padėkų. Pirmiausia dėkojame mūsų renginio partneriams, Europos komisijos atstovybei Lietuvoje, kurie kartu su politikos mokslo diplomatijos fakultetu suorganizavo diskusiją čia Vytauto Didžiojo universitete, tad labai dėkojame už bendradarbiavimą, kuris yra besitęsiantis, nuolat įvairių projektų atsiranda, tai vienas iš etapų yra būtent ši diskusija apie Europos ateitį, apie jos perspektyvas, apie tolimesnę Europos raidą. Na ir žinoma, kur geriau diskutuoti, jeigu ne universitete. Universitetai tampriai susiję su idėjų generavimu, su minčių kūrimu, su vizijų kūrimu, apie tai, kur turėtų judėti europinė tapatybė, kur turėtų judėti Europa su savo naujomis vizijomis ir projektais. Dar sykį dėkui, kad sutikote dalyvauti mūsų garbėjai prelegentai, auditorijai taip pat. Užmanimas turėti diskusiją, tad eigoje prašau ruošti klausimus, o dabar maloniai žodį perdodu profesoriui Leonidui Donskiui, kuris moderuos šią diskusiją, pristatys diskutantus ir kreips vienu ar kitu kampu, vienu ar kitu posūkiu mūsų diskusiją. Prašau. Aš labai dėkoju ir aš galbūt stovėdamas irgi pristatysiu podiumą ir pasisveikinsiu su kolegomis, su auditorija. Po to jums maloniai leidus jau tiesiog atsisėsiu ir tada būsiu su kolegomis prie stalelio. Tai trumpai prisistatysiu, tik tai aš Leonidas Donskis, man be galo malonu vesti šį Europos komisijos atstovybės ir Vytauto Didžiojo universiteto renginį. Ir suprantama, mano gilūs sentimentai Vytauto Didžiojo universitetui dar yra sustiprinami to fakto, kad mes esame Aleksandro Štromo vardo auditorijoje. Auditorijoje pavadintoje vardu žmogaus, kuris man simbolizuoja pasaulinį lietuvį. Lietuvį, kuris buvo be galo europinė figūra. Žmogus, kurį savų laikytų daugelis jo mokinių Didžiojoje Britanijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Jo mokinių tarpe yra ir dabar dirbančių Lietuvos akademinėje sferoje žmonių, tame tarpe daktaras Darius Udrys, Europos humanitarinio universiteto prorektorius, tai yra mokiniai Štromo. Kitaip tariant, netgi ir vieta yra simboliškai labai svarbi, mes esame tokia erdvė, kurioje tikrai galim diskutuoti Europos ateitį. Gal aš pradėsiu nuo to, kad tema, kokios Europos mes norime, iš tikrųjų ji yra labai nelengva. Ji yra nelengva. Mes turbūt atsidūrėme dabar tokioj situacijoje, kada ryškėja galbūt du tokie momentai. Viena vertus ryškėja ES netobulumas, institucinis, jos silpnybės akivaizdžios Briuselyje. Kita vertus aiškėja jos neišvengiamybė. Alternatyvos nebuvimas. Mes aiškiai suvokiame, kad europiniam projektui alternatyvos nėra, visa kita dėja gali būti daug blogiau ir Europa savaime yra didžiulis potencialas, kuris tikrai leidžia tikėtis, kad Europa gali gyventi taikiai, taikingai ir pasinaudoti milžiniškų kultūrinių, intelektualinių, ekonominių savo potencialų. Bet kita vertus mes matome ir daugybę paradoksalių dalykų. Bent jau pastaraisiais metais visiškai pasikeitė, man atrodo, dalykai, kuriuos daugelis laikė savaime suprantamais. Atrodė, kad tai yra vakarų Europos kūrinys. Europos Sąjunga buvo 100% tapatinama su tam tikrų klubu, kuriame galingiausi balsai buvo vokiečių, prancūzų, britų. Dabar situacija pradėjo keistis ta prasme, kad mes matome didelę euroskepticizmo bangą, kuri yra vakarų produktas. Rytų ir vidurio Europos šalis, ypač šalis, kurios neseniai prisijungia prie Europos Sąjungos, kaip Lietuva, Estija, Latvija, yra tarptų šalių, kurios kaip tik yra labai stipriai už europinį projektą. Yra nebejotinai euroentuziastų, nors ir kritiškai pasisakančių tarpe. Tuo tarpu politinė prekė, turinti didelę paklausą, kurią aš pavadinčiau euroskepticizmu, kuri yra naujoji politinė prekė, gerai įpakuota Prancūzijoje, Nyderlanduose, Didžiojoje Britanijoje, yra vakarų produktas. Ir man šiandien akivaizdu, kad iššūkiai
Europos Sąjungai. Jie šiandien kyla tikrai ne Lietuvoje, ne Estijoje, ne Slovenijoje, jie kyla Didžiojoje Britanijoje, kur United Kingdom Independence Party gali laimėti 27% balsų per rinkimus, UKIP-as su mieluoju Nigel Farage, kurį aš mačiau dar ne per seniausiai Briuselyje, Europos parlamente. Tai Geertas Wildersas su savo Laisvės partija Nyderlanduose, tapęs naująją žvaigždę ir taip pat Europos parlamento narių. Tai Madame Marine Le Pen, kuri taip pat pakeitė savo tėvelį Nacionalinio fronto vadovybėje ir kuri taip pat yra be galo sėkminga politikė Prancūzijoje. Kitaip tariant, mes esam situacijoje, kada mušk Europos Sąjungą ir tu laimėsi vidinį žaidimą. Yra aiškiai paskitusios realijos vakarų Europoje, dėl to euroskepticizmą šiandien tapatinti su neaiškiu nacionalizmu iš rytų yra mažiausiai neįžvalgu. Šita plokštelė baigėsi, šita melodija nieko nepaaiškina. Kažkada buvo madinga kalbėti, kad žinot, mes žiūrėsim neaišku, kaip ten bus su vidurio rytų Europos nacionalizmu, mažųjų tautų skepticizmu. Tos mažosios tautos yra didžiosios entuziastės šiandien Europos Sąjungos ir egzistencinės įtampos šiandien kyla kaip tik Prancūzijoje, Nyderlanduose, neretai net šiaurės šalyse kaip Danijoje, kur yra daug euroskeptiškų balsų, beje, anaiptol ne visi jie yra primityvūs. Turiu pasakyti, kad yra gan protingų euroskeptikų ir su to faktu taip pat reikia taikytis. Dar pridursiu vieną dalyką. Aš pats esu įsitikinęs Europos Sąjungos šalininkas ir entuziastas, dėl to, man atrodo, mano pozicija niekam negali kelti abejonių. Bet pasakysiu labai svarbų momentą, kad kartas nuo karto sprendžiasi galbūt ateities klausimai tokiose vietose kaip Kijevas, kaip Euromaidanas. Ir tai yra didelė labai drama, todėl kad man atrodo, kad Ukrainos situacija parodė didelį paradoksą. Tai šalis, kurioje žmonės ėjo ko gero mirti Kijeve su ES vardų lūpose, jie tiek tikėjo asociacijos sutartim, jie tiek tikėjo ES projektu, kad jie ant šitos kortos pastatė visą ko gero savo politiką, visą gyvenimą pastatė ne vienas ko gero žmogus, gal net ištisa karta, bet kas iš to išeina? Išeina dalykas, kad programa ES, kurioje dar man teko padalyvauti, tai yra rytų partnerystė, mūsų akise gesta. Mūsų akise jinai gesta ir ar nebus tik tai taip, kad vienintelė šalis iš buvusios Sovietų Sąjungos, kurios sėkmingai tapo NATO ir ES valstybėmis ir yra Baltijos valstybės. Ar nėra taip, kad baigėsi čia būtent opera šitoj vietoj? Ir mes buvom pernelyg dideli optimistai, manydami, kad jį dar plėsis į rytus. Ir tik nėra taip, kad mes ir esam tie paskutiniai. Tai čia klausimas, kuris tikrai gali būti svarbus, todėl, kad jeigu nedaug dievė taip ir būtų, tada ES entuziastų balsų sumažėtų. Ko gero, daugelio milijonų savo europietiškų pro balsų netektų ES. Nes ES tiki Moldavai arba Moldavijos rumūnai, jie tiki nemažai rusų tautybės žmonių buvusios Sovietų Sąjungos valstybėse, tarp kitko ir pačioje Rusijoje. Apie tą dar papasakosiu trumpai. ES tiki gruzinai, jie tiki ukrainiečiai ir įsivaizduokite dabar, jeigu mes turėsime virtinę nusivylimų ir tokių nenusisekusių pastangų. Dramatiškų. Jeigu paaiškės, kad yra Sizifo darbas savotiškas. Taigi, tai yra dideli klausimai, jie kyla ES taip pat ir aš net nebejoju, kad dabartinės kadencijos Europos parlamentas ir Europos komisija tikrai turi dramatiškesnių klausimų, negu jų būta prieš 5 metus. Jie yra labai rimti ir gali būti iš tikrųjų, kad ES likimas spręsis net nebūtinai aukštųjų pareigūnų kabinetuose. Gali dideli impulsai būti surasti visuomenėse, universitetuose, akademiniai terpiai. Jūs žinote, kad kartais vienas kitas Europos garsus intelektualas pajokauja, kad kartais Europos stiprybės slypi visai ne ten, kur jos yra ieškoma. Umberto Eco yra sakęs, kad didžiausias, ko gero, impulsas kūrintis ES buvo Erasmus programa ir jis sakė, aš būčiau laimingas, jeigu Erasmus būtų buvę ne tik universitetų dalykas, bet tarkime Europos taksistai, taksi vairuotojai, būtų turėję kažką panašaus. Vat pagyventų jie po truputį skirtingose šalise, Lietuvoje, Prancūzijoje, Slovakijoje. Ir iš tikrųjų, Umberto Eco pasakė, kad net ne programos, bet ta neįkainuojama patirtis, kuri paverčia žmogų
jautresnių kitai kultūrai, kitai visuomeniai. Ir kad tas suvokimas, kad taip, iš tikrųjų yra dalykų, kurie mus jungia, net jeigu to nežino dar mūsų vyriausybės. Aš tą jausmą patyriau Bolonijoje, kada mano akise draugiškai diskutavo žmonės, kurių šalis kariavo. Tai buvo tada, kada mano auditorijoje sėdėjo Kosovo albanai ir serbai studentai. Jų politinės klasės būtų neradusios bendros kalbos ne minutei. Be galingo tarpininkavimo iš Vašingtono arba Briuselio tuo metu. Tuo tarpu studentai juokavo, kalbėjo, ironizavo vieni kitų vyriausybės. Lygiai tas pats įvyko 2008 metais, kada įvyko Gruzijos ir Rusijos karas. Sėdėjo studentai iš Sankt Peterburgo, čia pat iš Tbilisio, ir jie ramiai kalbėjosi. Įsivaizduokite, ar būtų kalbėjosi politikai šitų šalių tuo metu. Iš Michailo Sakašvilio administracijos ir tuo metu Kremliaus. Tad iš tikrųjų kartais europietiškas solidarumas jisai kyla ne ten, kur mes jo ieškome. Jisai kartais netikėtai kyla auditorijoje studentų, jisai kyla iš tikrųjų kartais verslo pasaulyje, ten, kur žmonės yra seniai suvienyti kažkokią tai profesinio darbo kartu ir gali dirbti Taline arba Paryžiui, toj pačioj sistemoje. Kitaip tariant, Europos ateitis gali slypėti visai kitose dalykuose, bet apie tą dabar reikia diskutuoti. Ir paskutinė mano pastaba, prieš prašant įsijungti podiumą, kurį aš tuoj pat pristatysiu, tai yra klausimas, ar mums reikia kažkokio tai naujojo pasakojimo, naujojo Europos naratyvo. Aš matau tokį dokumentą apie naujojo istorijos naratyvą ir tai yra kreipimasis ir turiu pasakyti, kad jį yra pasirašę labai garsus Europos menininkai, rašytojai, bent du iš jų aš pažįstu asmeniškai, tai yra garsus vengrų rašytojas Georg Konrad ir nuostabus italų menininkas Michelangelo Pistoleto, Città dell'arte, garsiojo projekto kūrėjas. Tai yra tikrai nuostabų žmonės ir jie kalba apie būtinybę atmesti technokratinį, ekonomo arba ekocentristinį požiūrį į Europą, atrasti daugiau pilietinę visuomenę ir kultūrą ir taip toliau. Na, aš turiu pasakyti, nieko čia naujo nėra, visą laiką Europos Sąjungoje tos įtampos jautėsi tarp labiau humanistinio, beveik sakyčiau tokio renesansinio požiūrio į Europą ir kita vertus labai techninio požiūrio į Europą kaip minkštosios galios lauką, kurį dar stiprina ir gigantiška ekonomika. Tai visą laiką matyta įtampa jausis, yra institucijų specialistų, kurie akcentuos institucijų galią, yra žmonių, kurie supranta diplomatijos ir minkštųjų galių įtaką pasaulyje ir visada bus universitetinių žmonių, kurie pajus, kad ES galia yra visų pirma kažkokios tai gijos, kurios kūrėsi šimtmečiais. Tai yra supratimas, kad tiesą sakant, ne tik tai Stratforde prie Aivono, bet turbūt ir Rygoj, ir Kaune Šekspyras yra mūsų. Tai yra supratimas, kad Dantė ne vien Ravenoje ir Florencijoje, bet ir Kaune, arba Tartu, arba Taline yra mūsų visų. Žinoma, va šita Europa, ji yra ta istorija, apie kurią kalbėti yra sunkiausia, todėl kad paprastai politika jie laiko savaime suprantama, o iš tikrųjų ji nėra savaime suprantama. Ją reikia universitetuose priminti, tobulinti ir nuolat komunikuoti. Šita Europa yra matyti kaip ir žmonių santykiai, kurių jeigu nekultivuosi, jie užges. Čia yra lygiai taip pat, kaip matyti, su draugystė arba meilė, kurios savaime nėra jokios duotybės. Jos gali užgesti, jeigu tu nieko nedarai. Lygiai taip pat yra su Europa ir visais jos naratyvais. Jeigu tu to nedarai, jie lieka tik tai deklaracija. Tai esame tokioje situacijoje, kolegos, kada yra apie ką pakalbėti, kokios Europos mes norime, ar reikia mums kažkokio tai naratyvo ir apskritai kaip dabar gyventi tam supainiotam, komplikuotam pasaulyje. Tai aš pristatau jums podiumą, tai kolegos, kuriem aš be galo dėkingas už jų malonų sutikimą dalyvauti diskusijoje, tai Helsinkio ir Talino universitetų profesorius, buvęs Talino universiteto rektorius Reinraut. Tai profesorius Reinraut yra poliglotas ir dėl to, manau, jūs ne vienas žinote, kad jis kalba nuostabia lietuvių kalba šalia savo daugelio kitų kalbų, taigi mes dėl jo nekeisime ir kalbos diskusijos, lietuviškai ir kalbėsime. VDU profesorė Regina Jasiulevičienė ir KTU profesorius, taip pat ir VDU profesoriaujantis kolega Algis Krupavičius. Gal tada darom taip, tada, mėly kolegos, aš tada paprašysiu, kad testų jau mūsų tolimesnį
pašnekėsi profesorius Reinraut, kad jis tartų žodį. Aš prašyčiau, kad podiumo dalyviai dabar, jeigu gali, apsiribotų 10-12 minučių, o po to aš galbūt paprašysiu, kad vieni kitiems jie užduotų paklausimą, jeigu nori, arba aš paklausiu ko nors, ir tada jau paprašysiu, kad auditorija įsijungtų. Jeigu toks planas yra priimtinas, tai tada pirmyn, gerai? Tai Reinai, maloniai prašom. Labą dieną, labai malonu čia būti. Aš, man atrodo, esu šitoje auditorijoje ne pirmą kartą ir kalbu čia ne pirmą kartą, tai galbūt kai kurie iš jūsų mane jau prisimena. Taigi, kalbant apie Europos idėją, apie tą tekstą, kur čia Leonidas minėjo, man atrodo, kad tas tekstas yra be galo žalingas daugeliu aspektų. Pirmas dalykas tai, kad tas tekstas yra parašytas kaip atsakas Europos komisijos pirmininko nuorodai surasti Europai naują naratyvą. Man atrodo, kad tada, kada intelektualai pradeda kalbėti valdžios jiems užmestom sąlygom, tada jau viskas baigėsi prieš tai, kaip prasidėjo. Tame tekste yra dar daug tokių dalykų, su kuo aš visiškai negaliu gyventi. Apie tai, kad Europos naratyvas iš viso yra universalus, tai čia, man atrodo, taip galėjo mąstyti žmonės, kurie kolonialinės imperijas kurdavo, bet ne mes. Ir iš viso, reiškia, idėja apie Europos vieningą naratyvą, kuris yra būtinas visiems, yra labai, labai blogas. Užtat aš apie šitą tekstą daugiau ir nekalbėsiu, bet apie kitką. Europa kaip žodis turi iš tikrųjų labai daug reikšmių. Mes galim kalbėti apie geografinę Europą, pavyzdžiui, nes geografinė Europa įeina daug daugiau negu tas, ką mes šiaip dažniausiai su tuo žodžiu siejame. Ir net, pavyzdžiui, po TSRS žlugimo labai daug geografinės Europos ir net versdavosi į Europos institucijas. Azerbaidžanas, kuris nuo 1993 yra autoritarinė kvazimonarchija, yra nuo 2001 metų Europos tarybos narė. Tame tarpe Turkija, kuri yra didelė savo dalim Azijoje, irgi stengiasi įeiti į Europos Sąjungą, o Kipras, kuris visiškai yra Azijoje, jau ten yra. Galbūt yra kažkokia kultūrinė Europa, dėl kultūrinių šaknų kažkas galėtų būti daugiau likta Europoje negu kitkas. Tarkim, Izraelis dalyvauja Eurovizijoje, o šalia ir daug arčiau Europos esantis Libanas nedalyvauja ir negalės dalyvauti, todėl kad Libanas kažkaip nesusijęs su Europos kultūriniam tradiciniam. Bet Europos žodis, Europos pavadinimas šiuo metu yra pavogtas ir prisisavintas Europos institucijų. Lygtai atrodo, kad kai mes kalbam apie Europą, mes kalbam apie Europos Sąjungą ir apie Europos Sąjungos institucijas. Nors turėtumegi suprasti, kad bet kokia politinė institucija yra laikina, kad Europos Sąjunga gali galbūt būti šitiek laiko, kiek ir Romos imperija, tarkim, ar dar kažkas tai, bet tai nebus amžinai. Politinė institucija negali būti amžina. Nėra pasaulyje politinės institucijos, kuris būtų nuo pat pradžių iki šiol buvęs. Ir Europos Sąjunga nėra išimtis. Tai reiškia, kažkada tai Europos Sąjungos nebebus, o Europa bus. Ir aš apie šitą Europą daugiau norėčiau kalbėti. Tai reiškia, turi būti kažkoks Europos tęstinumas, kuris nepriklausomai nuo institucijų, nepriklausomai nuo to, ar pas mus yra tik tai Atenos polis, kur ta idėja vyrauja, arba Romos imperija, arba šventoji Romos imperija, kur nėra tas pats ir taip toliau. Jie vis tiek neša savyje kažkokį tokį tęstinumą. Tai kas tą tęstinumą neša? Kalbama, sakoma, yra galbūt Europos idėja arba Europos mintis kažkokia, galbūt ta Europos idėja galėtų būti kažkokia tokia hegeliška dvasia, kuri visą laiką vystosi, tobulėja ir taip toliau, nors niekad
savo galo nepasiekia, bet čia irgi yra problema, todėl kad hegeliška idėja mato istorijoje tikslą, link ko reikia judėti. O man labai yra sunku priimti mintį, reiškia, kad Europos istorija jau iš anksto turi kažkokį tikslą ir kad tada, kada tas tikslas yra pasiektas, tada turbūt istorija baigėsi. Tai tų postistorikų mes esam matę, ten čia neseniai Fukuyama, o iki jo dar labai jų buvo daug ir praktiškai visada, kada kažkoks postistorikas skelbė, kad istorijos pabaiga yra pasiekta, Fukuyamos autoritetas Kožev, pavyzdžiui, matė kaip tik Europos institucijose istorijos pabaigą. Praktiškai iš karto, kai kažkas tokią mintį išsako, tai ir išaiškėjo, kad jis buvo giliai neteisus, reiškia, nes pati istorija įrodys, kad ji dar nesibaigia. Taip pat galima būtų pagalvoti apie tai, kad Europos idėja yra kažkokios, ar Europos tęstinumas laikosi ant kažkokių vertybių, ar ant kažkokių principų. Daug kas sako, kad, pavyzdžiui, prancūzų revoliucijos lozungai, kaip ten laisvė, lygybė, brolybė, bet Europa neprasidėjo nuo to, kad sauja piliečių užpuolė Bastį ir skirtingai nuo, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstybių, Europa neturi pagrindinio dokumento. Jo? Nėra tokio teksto, iš kur mes galėtume pasakyti, kad čia yra parašyti tie Europos principai. Mūsų kultūra, mūsų literatūra, menai, architektūra visą laiką keitėsi per laiką ir apie kokią nors europietišką estetiką mes irgi kalbėti negalim. Bet čia aš ir norėčiau paklausti, ar iš viso yra prasminga kalbėti apie Europą kaip kažkokią esenciją, kažkokią esybę, kuri reiškėsi skirtingose kontekstuose. Kadangi aš pats esencijom netikiu, tai aš ir nelabai galiu tą pasakyti. Galbūt Europos ir jos istorinės formos santykis yra iš viso kitoks. Galbūt reikėtų Europą ne mėginti apibrėžti kaip konkrečiasias idėjas, vertybės ar principus, o gal kažkokį būdą, kaip idėjos atsiranda, kaip vertybės kristalizuojamos, kaip principai yra formuluojami, kaip mintis gimsta. Kažkoks būdas, kaip mūsų gyvenimo terpė yra organizuota, kad būtent tokios idėjos ir tokios mintis bet kokiu istoriniu momentu joje lengviausiai gali atsirasti. Kaip sakiau, mes pagrindinio dokumento neturim, bet mes turim aibę dokumentų nuo senų visokių laikų, kurie kažkaip seka, kuriuose matosi labai ryški tokia loginė raida. Pavyzdžiui, aš nežinau kitos kultūrinės tradicijos negu europietiška, kur būtų toks požiūris į įstatymus. Mes galim sąlygiškai galbūt priskirti Babiloną į vieną iš tų tokių pirmtakų Europos civilizacijų ir tai, kad Hammurapi yra parašęs, ar kad yra išduoti įstatymai nuo kažkokio konkretaus valdovo vardo, o ne galvota, kad tas valdovas yra formuliavęs universaliasias tiesas, kažkokios moralinius ir politinius absoliutus, kurie yra visiems būtini, tai yra jau labai didelis žingsnis į tą pusę. Tarp kitko, Hammurapi įstatymai yra žymiai draugiškesni žmonėms negu Spartos miesto legendinio įkūrėjo Likurgo, arba netgi pirmo atėniečio įstatymdavio Drakono įstatymai ir žodis drakoniškas apie įstatymą būtent nurodo į šitą žmogų. Bet čia kaip tik skirtumas tarp Spartos ir Atenos išsiriškė labai greitai. Ir Likurgos, ir Drakonas, reiškia, išdavė tokius labai griežtus įstatymus. Ir Likurgos, gal jis ir iš viso mitinis asmuo, mes nežinom, bet jis liko Spartoje autoritetų iki Spartos miesto žlugimo. Tame tarpe, kaip Drakono įstatymai Atenui išsilaikė labai neilgai. Nes tada, kada jau greitai atėjo Solono reformos, o Solono reformos, tai čia buvo pagrindas Periklio demokratija ir taip toliau, Atenuose atsirado
principas, kad įstatymai yra tas, kaip mes susitarėm, kaip jie yra. Jie nėra absoliutai moraliniai ar politiniai, jie nėra kažkokio įkūrėjo valdovo valia. Tai yra tai, kaip mes susitarėm. Aš manau, kad čia yra vienas iš Europos kaip sistemos pagrindinių dalykų. Įstatymai yra sutariami. Mes turim, reiškia, tarpusavį pakalbėti ir tarpusavį nutart, kaip yra geriausiai. O po to mes galėsim sekti tais įstatymais. Čia Atena kaip tik laimėjo Graikijoje prieš visus kitus valdžios centrus būtent dėl to. Ir tas pats principas matosi Wormso konkordate 1122 metais arba Magna Charta Libertatum Anglijoje 1215 metais ir taip toliau. Ir mes galim pasakyti, kad istorija visur yra didelė dalim karų istorija, bet vien Europoje istorija yra taikų istorija. Taikos sutartis, kurios sukuria naujas politinės realybės, yra būtent europietiškas dalykas. Antra linija, ar antras toks momentas, yra tas, kuris galbūt prasideda su Konstantino Milano ediktu 313, kada yra duodama krikščionybei galimybė laisvai praktikuotis. Arba, sakysim, Augsburgo taika 1555, kur buvo suformuliuota principas cuius regio eius religio, kas valdo, tas ir nutarė, reiškia, čia protestantizmas ar katalikybė. 43 metai vėliau Henri IV Nanto ediktas. Viskas principialiai reiškia noras išvengti to, kad žmonės būtų žudomi dėl to, ką jie mano, dėl to, ką jie tiki. Ir, aišku, Europa turi rimtų problemų su tuo dalyku, reiškia, ir taip pat, pavyzdžiui, katalikiška šitas renesansas, reiškia, po Nanto edikto Prancūzijoje, tarkime, dar kažką tai, bet vis tiek susitarimas, skirtumų respektavimas yra tas, dėl ko iki šiol Europoje yra labai daug kalbų ir kultūrų. Dėl to, kad principas nėra unifikacija, kaip, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, o būtent tai, kad mes respektuojam kitokybę. Ir čia ir yra kažkas, kas labai, labai svarbu. Aš stengsiuos greitai. Trečias principas, kuris irgi, man atrodo, be ko ir tas pirmas ir antras negalėtų gerai funkcionuoti, yra tai, kad Europoje, kada filosofija prasidėjo ieškojimas absoliuto, prasidėjo nuo sakinio, kurį formuliavo Tales, kad viskas yra iš vandens. Jo? Bet tai irgi buvo neilgam. Anaksimenes, pavyzdžiui, mane, kad iš oro, Anaksimandras, kad iš neribotumo ir taip toliau. Ir tai buvo ginčas, kuris visiškai neturėjo jokios įtakos anų metų Graikijos ekonominiam efektyvumui. Tai reiškia, buvo ieškojimas kažkokio žinių, kažkokio žinojimo, supratimo vien dėl to žinojimo. Čia irgi yra kažkas, kas yra, tarkim, ne vien Europai būdinga, bet Europai tai yra kažkas, kas davė konkrečiasias institucijas, būtent universitetus. Aš manau, kad universitetas, kai kalbam apie institucijas, yra Europos dovana visam pasauliui, todėl kad niekur kitur tokio pobūdžio vien tokiais principais veikiančio universiteto, kurie siekia žinojimo vien dėl to žinojimo, taip neatsirado. Ir principas suformuliuotas, pavyzdžiui, Poperio mokslo filosofijoje arba Tomo Kūno mokslinių revoliucijų teorijose, kad būtent, kada tu ką nors sakai, tai turi būti taip, kad tai būtų atvira kitiems žmonėms argumentuoti prieš tave, kad tavo teiginiais galima būtų suabejoti, kad jie principialiai galėtų būti falsifikuojami. Jeigu pas mus yra daugiau žinių, kad tada tas, ką mes turėjom, kad mes šitą atmetam ir priimam naują žinojimą. Tai yra svarbiau negu religinės tiesos ir taip toliau, tai čia yra būdas, kaip mes į žinojimą žiūrim. Tai reiškia, kaip ir įstatymai, kaip susitarimai, ne visada gimė nuo poreikio skaičiuotis visais. Kartais tai buvo tikrai, reiškia, valdžių persidalinimai.
individualumų ir skirtumų bendras gyvenimas nebuvo niekur lengva, bet Europoje bent jau matosi, kad didžiausiai vadai mėgino sudaryti tam sąlygos. Europos kultūros istorija turi labai daug ir tokių tikrai didelių naujų atradimų, o taip pat ir religinių ir politinių valdžių mėginimus, reiškia, tą laisvą mintį kažkaip prijaukinti. Bet tai, kas mes dabar esam, tai yra iš tų trijų, taip sakant, priešų šviesiosios pusės, kas mus tokiais padarė, kas mes dabar esam. Ir aš tikiu Europą dėl to, kad aš manau, kad tie trys principai ir ateityje galės veikti. Ačiū. Aš dėkoju profesoriui Raudui ir dabar tada kolegė, profesorė Regina Jasiulevičienė. Regina, prašom. Labadiena, gerbiama auditorija. Man iš tikrųjų beprotiškai sunku kalbėti po tokių tikrai filosofinių, humanitarinių gelmių. Todėl, kad mano pasisakymas šiuo atveju labai trumpas ir tiesiog gal šiek tiek visiškai kitokioj platmėje ir kitam lygmenį. Aš tiesiog tik tai bandyčiau, kaip tą savo tokį trumpus pasvarstymus gal pavadinčiau taip, kad, kaip priderinčiau, sakykime, taip prie šitos temos, iš tikrųjų, kokios Europos mes norim ir pirmiausiai matyti, kodėl mes apie tai dabar kalbam. Tai va štai tai, nuo ko gerbiamas Leonidas pradėjo, kad iš tikrųjų tas didžiulis nusivylimas ES institucijom, kad tikrai didžiulis euroskepticizmas, kuris kyla beje tam Europos regione, kuris ir pradėjo Europos integraciją ir iš esmės sukūrė tokį, sakyčiau, tikrai pakankamai unikalų, taip žiūrint politinių tokių aspektų ir politinių istorinių aspektų unikalų darinį kaip Europos Sąjunga. Ir be jokios abejonės, kad visi labai gerai jaučiam ir suprantam, kad alternatyvos Europai ir Europos vienybei praktiškai nėra. Bet, tiesiog žinoma, aš irgi štai gal atsiremčiau irgi į kalbėtojo tą paskutinę mintį, kad aš tikrai labai noriu tikėti Europą ir labai ją tikiu. Pirmiausiai, žinoma, žiūrėdama gal jau kaip rytų europietį irgi čia Leonidą kartojant, kad iš tiesų mes, kaip bebūtų paradoksalu, esam mažiausi euroskeptikai šiuo metu. Tai tas šiek tiek keletą tokių gal optimistinių pasvarstymų, iš tikrųjų, ir kurie gal baigtųsi klausimais. Tai pirmiausias tas pasvarstymas tai būtų tai, kad ar pirmą kartą jau Europos, kaip sakyt, tas toks sustojimas, sakykime taip, jaus vienymosi juk vyksta juk ne pirmą kartą. Aš tikrai jau, kaip sako, buvau gyva, bet ir jau gerokai įamžėjau, sakykime taip, bet aš neturėjau tos tiesioginės patirties, pavyzdžiui, tiesiog tuščiaus kėdės krizės, Liuksemburgo kompromiso. Ir būtų labai įdomu, kaip tik pabūto laiku ir pajausti, kokią diskusiją tuometiniai visuomeniai tai sukėlė. Aš manau, kad irgi buvo tam tikro nusivylimo ir tokio įsivaizdavimo, kad viskas jau čia dabar stojam, mes vos net gal sugrįžtam. Bet iš tikrųjų matyti alternatyvos nėra. Ir tas alternatyvos nebuvimas, ko gero, labai aiškiai rodo, kad tas, sakykime, kad ir institucinis, nors jis gal žinoma tikrai nėra tobulas, tas institucinis Europos vienimas, jis juk niekada nesustojo. Tiesiog, arba prisiminkim, pavyzdžiui, konstitucinę sutartį. Tai juk irgi buvo būdas, jau, kaip sako, gerokai pastumėti Europos vienybės reikalus, dėl to nepavyksta susitart, kai kurios visuomenės pasako ne, iš to gimsta tam tikras irgi kompromisas. Tai va, iš tikrųjų, tas, kaip sakyt, man atrodo, kad ir tas toks, ta europietiškoji prigimtis, apie kurią čia taip iš tiesų giliai ir filosofiškai kalbėjo prelegentas, jinai pasireiškia ir tokiuose labai matomose regimuose kasdienės politikos dalykuose. Tai va, štai tuo aš matyt ir grįžčiau tą savo optimizmą ir tiesiog drįsčiau manyti, kad visa Europos raida, kaip ir aplamai, ko gero, dovanokit, jau banaliai kartoju visą laiką, kad man atrodo, kad tobuliausias raidos modelis yra spiralė. Mes niekada nebegrįžtam į tą pačią vietą. Mes tiesiog visą laiką, žodžiu, nusileidžiam ir vėl pakylam ir galiausiai tokiu būdu atsiranda tam tikra, tai, ką galima matyti pavadinti kažkokią tai vis dėlto slinktimi.
Na ir dar štai viena mintis irgi, kuri dabar kilo beklausant, iš tikrųjų dėl Europos ribų. Ir irgi aš vėl kartuojant Leonidą, kad ar nebus taip, kad, sakysim, mes esam ta Europos riba. Tai va šitoj vietoj man tam tikrų tokių, nežinau, ar pesimistinių, aš iš tikrųjų labai norėčiau pagalvoti apie tai, kaip būtų galima atsakyti tą dalyką. Davidas Mitrani, kuris aš manau, kad čia jau, kas šiek tiek susidūrė su Europos integracijos studijų reikalais, tai tikriausiai žino, kad tai yra garsus mokslininkas, funkcionalizmo pradininkas, kuris sukūrė dar 1933 metais, publikavo darbą, kur bandė pasakyti, kaip iš tikrųjų tarptautinė visuomenė turėtų būti sutvarkyta ar kaip jinai turėtų susitvarkyti, kad jinai pagaliau baigtų iš tikrųjų griaut pati save. Kitaip tariant, kaip būtų galima išvengti karų. Data beprotiškai simboliška, tai 1933 metai. Ir štai Davidas Mitrani, jisai iš tikrųjų sulaukė Europos susivienijimo ir tiesiog Europos Sąjungos raidos pradžios. Bet jis buvo skeptikas kuria prasme? Jis buvo skeptikas todėl, kad jis laikė, kad va štai turi būti ta idėja, iš esmės jį turi to vienimosi, jį turi būti gal vertikali. Ir jo vienas iš tokių klausimų buvo gerai, dabar reiškia mes vienimės, o kur yra ribos? Kas yra Europa ir kur yra Europos ribos? Tai vadovanokit į šitą klausimą, aš nežinau, tiesiog jis iš tikrųjų taip labai čia drastiškai kyla ir galbūt tas... Aš dabar jau šitaip spontaniškai svarstau, kad galbūt tas iš tikrųjų rytų kaiminystės toks, kaip tam tikras sustojimas jos, sakysim, arba gal nesakau sustabdymas, gal iš tiesų tai yra simboliniai dalykai, arba kažkaip giliau užprogramuoti, gal iš tiesų tas klausimas, kur yra Europos ribos, tai mano supratimu jis yra tikrai, kaip klaustinas, sakykim taip. Ir ar jau iš tiesų, bet antra vertus, čia vėlgi buvo kalbėta apie Europos tarybą, kuri juk vienyje ne tik tai, ką mes suprantam kaip Europos Sąjungai, vienyje daugelį Europos valstybių. Tai kartuočiau dar kartą tokie labai padriki svarstymai, kuriuos aš gal, pirmiausiai tai norėčiau pabaigti tokiu, lyg ir vėlgi grįžtant prie tos, kaip sakiau, spiralės dėsnio, tai tiesiog man atrodo, kad visi socialiniai reiškiniai, jų fenomenas yra tas, kad tie, kurie gyvena tuo metu, labai sunkiai gali suvokti jų prasme, esmę ir perspektyvą. Tai todėl sakyčiau, kad gal palaukim ir galbūt po kokių metų 15 ir 20 vėl bus toks didžiulis pakilimas, kuris buvo, sakysim, 20 amžiaus pabaigoje ir 21 amžiaus pradžioj Europos raidoj. O klausimas, kuris man iš tikrųjų neduoda ramybės ir aš, kurį kaip sako, norėčiau, nežinau, kaip savo jį atsakyti ir gal aš tikiuosi čia prelegentai irgi iš mūsų, kaip sako, svarstymų, tai išaiškės vakarų europiečių euroskepticizmo priežastys. Tai va štai žodžiu, tikrai, aš manau, kad tikriausiai yra tas atsakymas, jis galbūt ekonominės kažkokios, tai, bet turint galvoje rytų Europos sąlygas ir vakarų Europos, jos vis dėlto yra, mano supratimu, kitoniškos. Tai va štai tas klausimas, iš kur vakarų europiečių euroskepticizmas, o rytų europiečių toks didelis dar kol kas euroentuziazmas, matyt, tuo klausimu aš norėčiau ir pabaigti tokį savo dovanokit padriką ir labai trumpą pasisakymą ir ačiū labai. Dėkui, profesorė Jasiulevičienė, ir dabar tada paprašysiu jau mūsų kolegą, profesorių Algį Krupavičių, kuris tarsi ir savotiškai reziumuos pirmąjį, galbūt tokį savotišką, galbūt, pirmąjį veiksmą mūsų dramos mažytės diskusinės. Prašom, Algi. Labą dieną. Reziumuoti be galo yra sudėtinga už tai, kad mūsų diskusijos objektas yra itin platus ir sunkiai apriepiamas. Ir čia pradžioje ir Leonidas ir kiti prelegentai kalbėjo apie Europą, kas yra, kas gali būti, kaip mes ją interpretuojam, kaip ją suprantam. Tai buvo tam tikrų dramos elementų, kad Europa iš tikrųjų patiria euroskepticizmo, populizmo bangą, galbūt nacionalizmo protrukius, bet gal intelektualinėse diskusijose tai pasitaiko, kad mes šiek tiek dramatizuojam dalykus, šiek tiek perdedam ir ta mūsų retorika gal ne visada atspindi iki galo tą tikrovę, kokia yra. Ir kad mūsų ta diskusija nebūtų tokia dramatiška, tai aš pacituosiu kareivį Šveiką. Jisai yra sakęs taip, kad niekada nebūna, kad kaip nors nebūtų. Tai ir dabar kaip nors yra, ir Europoje yra, kaip nors yra. Tai vienas dalykas.
dalykas. Bet iš tikrųjų, kalbant rimtai, tai matytas Europos tapatybės klausimas yra labai svarbus ir fundamentalus. Ir juolab, kad ir diskusijos objektas sako, kad pakalbėkime apie Europą ir mus. Tai mes netgi dvi tapatybės tos diskusijos pavadinime turime. Tai yra, kas yra Europa ir kas esame mes ir koks mūsų santykis su Europa. Tai kalbant apie Europos tapatybę, be abejo yra labai svarbios laiko ir erdvės dimensijos. Jeigu žiūrėtume per laiko prizmę, per istorijos prizmę, tai jeigu žiūrėtume tik per paskutinius, į pastarosius 2000 metų, tai Europa startavo kada antikoje, nuo Graikijos, nuo Kretos. Kretos saloje įvyko Finikijos karaliaus dukros Europos vestuvės ir Europa buvo be galo mažytė. Vienoje saloje tilpo, gal netgi dalyje salos. Ta Europos idėja ir Europos mitas, netgi sakyčiau, jis išsiplėtė, išaugo per 2000 metų, daugiau šiek tiek negu 2000 metų ir dabar mes turime iš tikrųjų daug tapatybių, daug prasmių, kai kalbame apie Europą. Bet viena aišku, kad tikrai Europos Sąjunga ir Europą tai negalime dėti jokio lygybės ženklo. Europa nėra Europos Sąjunga. Europa yra daugiau negu Europos Sąjunga. Bet ašys, pagal kurias mes galėtume bandyti įvertinti tą šiuolaikinę Europą, apibrėžti šiuolaikinės Europos tapatybę, matyti yra minimum kelius ir jų galėtų būti dar daugiau. Geografija, apie geografiją kalbėjom. Taip, Armėnija, Azerbaidžanas ir gal Turkija, kuri pretenduoja būti ES narė, nėra geografiškai Europoje, jos yra Azijoje. Bet diskutuojame, ta pati Europa yra padalinta į minimum 4 pasaulio dalis, kad daugiau šiaurės, vakarų, pietų, rytų, vidurio Europą. Geografinių Europos centrų niekas nežino. Lietuva sako, kad pas mus yra geografinis Europos centras. Čekai labai sėkmingai pasakys tą patį, kad mes turime geografinį centrą. Tai čia vienas pavyzdžių, kaip Europa, pati Europos kategorija, atrodo elementariai gali turėti be galo daug konotacijų, prasmių ir reikšmių. Gerai, yra kita ši socialinė. Kas yra ta Europa socialiai ir kalbant, neinant į istoriją, neinant toli. Ar yra kokia nors atstojamoji vektorius, per kurį mes galėtume apibrėžti Europą socialiai? Galbūt, sakyčiau, jeigu tauta yra socialinis reiškinys, kai mes turime Europą tautų, bendruomenių Europą ir tos Europą gyvena bendruomenės bando išmokti sugyventi, nes nors šiaip žmogus ir žmonių civilizacijos yra be galo konfliktiškos ir bendruomenės yra be galo konfliktiškos. Mums labai sunkiai sekasi išmokti taikos ir sugyvenimo. Ir Leonidų minėtai Ukraina šiandien yra pavyzdys, kad mes Ukrainoje matyti nėra labai daug teisiųjų ir visos pusės ten turėtų prisimti už tai, kas vyksta tam tikrą atsakomybės ir galbūt netgi kaltės dalį. Tai kas yra Europos socialiai? Galima sakyti, kad taip, žiūrėsime per struktūrą, tai vakarų Europoje socialinio požiūrį dominuoja vidurinė klasė. Ar Europoje yra viduriniosios klasės, Europa galbūt. Politiškai. Tai politiškai Europa irgi yra marga. Ji dabar yra be abejo labiau homogeniška negu buvo bet kada anksčiau, tai yra labiau vienalytiška. Mes turime daugiau demokratijos, bet būtent trečiaja demokratizacijos banga ir demokratizacija buvusiuose komunistinėse šalyse mes supratom, kad demokratija yra net kintamasis, kuris turi tam tikrą kontinuumą. Tai demokratija nereiškia, kad mes periname į tam tikrą barjerą, periname Rubikoną ir tada mes tampam demokratiški, kokybiški ir valdžia yra žmonių ir tarnauja žmonėms, jeigu beveik cituoti Lincolną.
Ekonomiškai be abejo Europoje atsirado kapitalizmas, turime rinkos ūkį ir tą rinkos ūkį Europą eksportavo kaip ūkinio gyvenimo būdą į daugelį kitų pasaulio šalių ir vėl, ar tai yra vėlgi vienintelis ūkinio gyvenimo kelias yra galima diskutuoti. Vėl mūsų diskusijų buvo kalbama apie kultūrą. Kultūra, matyti, yra irgi fundamentali dimensija, apie kurią galėtume analizuoti ir kurią galėtume svarstyti. Ir kultūros srityje Europa turėjo ir pakilimų, ir nuopolių. Ir vėl matysime pluralizmą. Ir ta žodis pluralizmas įvairovė, nežinau, vargu ar vienovėje, bet įvairovėje yra tikrai viena iš itin svarbių europietiškumo ir Europos ašių. Kitas dalykas, kad Europa yra su įvairiausios dimensijos be galo ekspansyvi. Ir Europa eksportavo daug iš savo vertybių, nuostatų ir tuo pačiu ir problemų į kitas pasaulio dalis. Ir vien dėl to, matyt, reikia kalbėti apie Europą. Kodėl ta Europa tokia yra, turi tokią įtaką, tiesioginę, netiesioginę, visokią kitokią. Tiesa, Europa ir suklydo. Ir didžiausia klaida, pavyzdžiui, yra Kolumbas, ar ne? Ir Kolumbas manė, kad Amerika yra Indija ir dėl to vietinius gyventojus pavadino indėnais, nors jokių ten indėnų nebuvo. Bet pasaulis dabar gyvena Kolumbo klaidoje. Kolumbo klaidoje yra kaip yra. Kitas dalykas, apie mūsų tapatybę ir šiek tiek sugrįžtam prie tos eurooptimizmo, euroskepsio temos. Tiesą sakant, dėl mūsų eurooptimizmo tai aš esu itin skeptiškas. Dėl paprastos priežasties, kad jeigu vakarų bendruomenėse, vakarų visuomenėse Prancūzijoje arba Vokietijoje iš tikrųjų bendruomenė diskutuoja ir svarsto savo santykį su Europos, galų gale su Europos Sąjungos institucijomis, kurios tikrai yra biurokratinės, kurios yra technokratinės, kurioms trūksta idėjų ir ir paskutinės rimtos idėjos pasibaigė su Maastrichto sutarties pasirašymu, bet jos svarsto, jos bando apsibrėžti savo požiūrį ir santykį ir sąveiką, tai mūsų visuomenė yra velnioniškai, mūsų visuomenės rytų ir vidurio Europoje yra be galo pasyvios. Jos nediskutuoja, joms eurooptimizmas yra savotiška kompensacija už itin kritišką požiūrį į savo nacionalinę valdžią ir savo nacionalinių demokratijų problemas. Ir tada mes visiems turime surasti kažkokį tai teigiamą vektorių, teigiamą orientyrą ir juo staiga tampa Europą. Bet kritiškumo trūksta, sveikos diskusijos elementariausiai trūksta ir tas optimizmas yra toks gerokai dirbtinis. Dar daugiau, šitą poziciją aš galiu pagrįsti ir mūsų dalyvavimu rinkimuose. Iš ties 2003-2004 metais, kada Europa plečiasi į rytų ir vidurio Europą, tai kai kurie politikai vakarų Europoje ir Europos Sąjungos tikėjosi, kad naujos šalys parodys vakarų europiečiams pavyzdį, kaip reikia būti aktyviems, nes referendumuose dalyvavo pakankamai daug žmonių, bet buvo labai daug rinkiminės inžinierijos. Pavyzdžiui, čekai niekada nebuvo rengę 2 dienų referendumų, sugalvojo Europos stojimo referendumą rengti 2 dienas. Lietuva taip pat visą laiką rengia referendumus arba kitus balsavimus 1 dieną, staiga euro referendumui skiria 2 dienas. Tai be abejo yra, tiesiai šviesiai kalbant, yra politinės manipulacijos. Ir politiškai korektiškai galbūt rinkimų inžinierija. Tai mes esame anaip tol net tokie eurooptimistai, kai gali mums rodyti Eurobarometro apklausos ir reikia ieškoti priežasčių. Lygiai taip pat
pat vakarai nėra tokie euroskeptiški, kaip mums gali atrodyti, irgi iš pirmo žvilgsnio. Taip, jeigu lygintume 20 metų atgal, kaip buvo balsuojama už populistinės ir populistinės, pirmiausia, euroskeptiškas partijas Europoje, tai šiandien rinkėjų dalis, kurių renkasi tas partijas, yra didesnė, bet vis vien rinkimus laimi ir daugiausia vietų ir Europarlamente turi tos vadinamos pagrindinės rovės ir eurooptimistinės partijos. Tai šito atveju aš sakau, kad ta stiklinė, kurią mes turime, yra vis dėlto pusiau pilna, bet ne pusiau tuščia. Ir būtent ir vakarų Europos šalyse. Ir paskutinė galbūt mintis, ir aš sustosiu, nes laikas yra ribotas, tai yra mūsų santykis su Europa kaip tokia. Tai mes, žinot, man būtent Ukrainos krizė, mūsų viešoje erdvėje esančios diskusijos apie NATO pastaraisiais mėnesiais ir kilusios diskusijos apie NATO santykį, vietą, gynybinius pajėgumus, apgins ar neapgins ir toliau sekant ir Europos Sąjungą, rodo, kad mes vis dar jaučiamės gerokai pašaliečiais. Ir toje pačioje Europos Sąjunga. Ta tapatybė yra labai dviprasmiška, savotiška. Europa vis dar mums yra jie. Ir mes esame mes, bet Europa yra labiau jie negu mes. Ir kitas dalykas, tai yra toks savęs pozicionavimas, tokia savo tapatybė lemia labai apibrėžtą elgseną. Mes sakom, kad kai reikia mums struktūrinės paramos, Europos kažkokios tai politikos, kuri būtų mums palanki, tai mes norime, mes reikalavome, mes esame tokių savo ne tiek prašytojų, bet būtent vis dar tų recipientų pozicijoje. Iš kitos pusės recipientas neprisėmė atsakomybės. Ir tai čia yra didžioji mūsų tapatybės drama. Kad jeigu mes būtume, Europa būtume mes, o ne jie, tai mes prisimtume irgi atsakomybę už tai, ką mes darome, ką daro Europa, kaip Europa elgėsi. Ir Europa, taip, Europa, kalbant apie Europos Sąjungos institucijas, vis tie apibūdinimai, kur aš sakiau, tinka, bet mes prisimtume ir atsakomybę ir už tas institucijas, ir už biurokratizmą, už technokratizmą, už energijos, idėjų, lyderystės trūkumą, kuris yra akivaizdu šiuolaikinėje, pirmiausia, kalbu apie Europos Sąjungą. Ačiū. Dėkui. Jeigu būtų priimtinas toks scenarijus, aš galbūt dabar turėčiau tokį vieną kitą klausimą visiems kolegom, paprašydamas, kad jie pakomentuotų ir atsakytų. Ir tada aš jau paprašyčiau, kad įsijungtų auditoriją su klausimais, su komentarais, pirmiausia su klausimais. Mano tai būtų toks klausimas. Gerai, nuskambėjo tokia viena tema. Profesorius Raudas šitą minėjo profesorius Krupavičius, užsiminė taip pat profesorė Jasiulevičienė, apie tai, kad iš tikrųjų ta istorinė ir kultūrinė Europa, jinai nebūtinai gali sutapti su politinė Europa. Ir mes tą labai aiškiai matom dabar Europos Sąjungoje. Turbūt niekam abejonių nekeltų tas faktas, kad Gruzija ir Armėnija yra senovinės, labai senos europietiškos kultūros. Bet tuo pat metu, žiūrint politiškai, na kaip čia pasakius, arba kita vertus, klausimas kartais kyla, kiek Europos dabartinės vertybės, su kuriuom tapatinasi daugelis europiečių, demokratijos standartai, žmogaus teisės, kiek tie dalykai atpažįstami šalise, kurios vėlgi kultūriškai yra labai europietiškos. Žiūrėkite, mūsų akise vyksta didžiulio masto demokratijos krizė Vengrijoje. Yra visiškai akivaizdu, ir apie tą kalbą vengrų seniai disidentai, tas pats Konradas, kurį aš minėjau, kad techniškai nuo Viktoro Orbano politikos laikų labai pasikeitė Vengrija politiškai, instituciškai, ir tai net nėra liberali demokratija, taikant į tuos standartus, kuriuos mes taikytume, tarkime, tikrai neabejotinos demokratijos šalise, kaip Vokietija, tarkime, Prancūzija. Tai yra labai rimta problema. Jeigu iki šiol tu suvoki, kad demokratija tai yra 50+1, laimėjai rinkimus ir gali buldozerį sudaryti, kuris leistų pakeisti konstituciją, perrašyti, išvaryti konstitucinio teismo, taip sakant, senus kadrus ir pakeisti visiškai jos kompoziciją, tai mes čia atsidurime prieš labai keistą tokiu atveju demokratijos supratimą.
Ir tikrai jis kelia nerimą. Na, o dar kai Viktoras Orbanas, kurį man teko, kaip čia pasakius, malonumas ar nemalonumas 2 kart girdėti savo ausim, Strasbūrė ir Briuselėje, kai jis papasakojo, kad ruošiasi Vengriją prišlieti prie neliberalios demokratijos šalių, tai tada visai darosi aišku, kaip čia yra. Mes toleruojame demokratijos tam tikrus, pavadinkime, aš nežinau, galbūt defektus Turkijoje, sakydami, kad na, šalis yra pažangos kelyje, bet vis dėlto suprantame, kad yra skirtumas tarp Stambulo, Ankaros ir ten, tarkime, provincijos. Yra 2 Turkijos. Arba mes panašią, taip sakant, turime melodiją skirtą vėl apie vadinamasias pereinamasias arba tranzitinės demokratijas. Na, vieną iš jų Azerbaidžaną jau Reinas nusakė, kaip kvazi monarchija Ilhamo Alijevo. Na, bet vėlgi būtų galima pasakyti, kad ir Armėnija nusakyta profesoriaus Zoliano, Sureno Zoliano kaip demokratinis feudalizmas. Irgi nusipelno tam tikro pasvarstymo. Kitaip tariant, ar čia nėra ta problema, kad na, skiriasi labai rimtai politiškai tos šalis? Kalbėkime atvirai, demokratijos kokybė ir žmogaus teisų standartai labai skiriasi Europos Sąjungoje. Mes mėginame tą suvienodinti, mėginame apie tai kalbėti, bet, na, pripažinkim, kolegos, kad yra dideli labai skirtumai. Šia prasme, sakyčiau, kas įvyko labai įdomus, kad mano akimis šiuo metu įdomu tai, kad buvusi Rytų Europa politiškai kartais pranoksta demokratijos kokybės atžvilgių tą senesnę Europą. Aš manau, kad šiuo metu galima drąsiai sakyti, kad Estija yra tikrai gilesnės demokratijos šalis ne tik už Vengriją, bet ir už Graikiją. Tai nekelia abejonių. Tai vat yra įvykę įdomių labai permainų, bet faktas yra vienas, kad matyt, lyga čia yra ne ta pati. Mes norime būti toj lygoj, bet ar nėra taip, kad futbolo terminais yra Liverpoolis, yra Manchesteris, yra Chelsea, nu taip, yra West Ham United, yra ten dar kažkas, tai yra ta pati lyga, bet kontrastas yra didžiulis. Tai kaip Jūs manote, kaip su tais kontrastais čia dorotis? Gal vėl taip pat nuo profesoriaus Raudo. Čia labai gerai, kad minėjai apie Vengriją ir, man atrodo, mes vis tiek, reiškia, net tada, kada mes džiaugiamės, kad pas mus liktai kažkas yra geriau negu kažkur kitur, turėtume ir ieškoti pas save irgi tų įdų, kad jie neįsigilėtų. Bet aš iš tikrųjų norėčiau pradėti nuo tokio tentatyvaus atsakymo į klausimą, kuo kolegė Regina baigė savo, nesuprastama, kad kodėl, reiškia, vakarų Europa yra tokia euroskeptiška. Bet imkime, reiškia, kitą ir mum daug artimesnę europietišką instituciją negu Europarlamentas. Eurovizijos dainų šitą konkursą. Ja? Vėlgi, reiškia, Rytų Europos šalyse kažkodėl žmonės priima šitą už rimtą pinigą, jo? Galvoja, kad čia yra kažkaip svarbu, kas laimė, reiškia, ir kas mus atstovauja, ir kiek mes tenai taškų renkam. Tame tarpe, kaip gal kokiais 70 metais tai ir buvo svarbu Anglijai, Prancūzijai ir Ispanijai, kad jie tenai būtų deramai pristatyti, o paskui, kad čia kažkaip nelabai reiškia. Ir ypač mažai svarbu. Tai pasidarė tada, kada Eurovizijos konkurse pradėjo dalyvauti Azerbaidžanas, Ukraina, ten Rusija, Rumunija ir ne tik dalyvauti, bet ir laimėti retkarčiais, jo. Ir dėl to, ką pagalvojo, reiškia, Eurovizijos rangovai, kad kažkaip negražu, jeigu čia Anglija iš visą, pavyzdžiui, nedalyvaus. Nu, čia taip negali būti. Tai reiškia, mes turim padaryti kažkokį klubą 2 klasėm. Reiškia, kad yra tie, kurie vis tiek dalyvauja, nepriklausomai nuo to, kiek jie taškų gauna, ir po to tie, reiškia, kiti, tie tokie nauji, neaiškus, reiškia, kad jie turi tenai tarpusavį varžytis. Aš manau, kad Europos Sąjungoje principai požiūris į šalis yra lygiai tas pats. Kad yra, tarkim, tos senos šalis, ir yra tos visos naujos, reiškia, kurios čia visada amžinai turės save įrodyti ir visada yra įtariama, jeigu kažkas vyksta, tarkim, ten Lenkijoje ar net Vengrijoje, tai iš karto mes galim, nu, apie Vengriją galbūt tylėkim, nes ten labai baisu, kas ten vyksta. Bet apie kokią ten Lenkiją ar dar kažkas, tai jeigu tenai kažkas pasisako kažką, tai kas yra ne visai politiškai korektiška, nu čiagi aišku, čiagi Lenkai, nu ką mes norim.
norim, ne? O jeigu tą patį pasako kažkoks Olandas, reiškia, arba Prancūzas, nu čia žmogus nusišnekėjo, jo? O šiaip jis vis tiek yra europietis, reiškia, nes iš jo neišimsi, ne? Nes jis yra iš to pirmo klubo. Ir tada, kada tos naujos šalis, kurios yra eurooptimistiškos ir pradeda lygtai galvoja, kad jie iš tikrųjų turi balso teisę ten, kur ant popieriaus parašyta, kad jie turi balso teisę, pradeda tą savo balsą labai rodyti, tai atsiranda euroskepticizmas pirmoji lygoje. Ne? Nu, kodėl mes čia ką, lygus dabar reiškia su šitais ar ką? Ir man atrodo, kad tas požiūris ir yra tas, kas gimdė senoje Europoje tą euroskepticizmą. Berniukai, mesgi ne taip sugalvojom, ta prasme, čiagi kaip Eurovizijoje, čiagi turėtų būti tokie dainininkai, kad mes suprastume vienos kito muziką, ne ten kokie ten azerbaidžanietiški šitie, reiškia. Ir tokiu būdu atsirado tas nusivylimas Europos Sąjungos principais. Bet iš čia kaip tik yra labai lengva pereiti prie to kito klausimo, reiškia, dėl to, ar tie standartai žmogaus teisių, demokratijos ir taip toliau, ar jie ir yra iš tikrųjų visur vienodi. Ir aš čia norėčiau kaip tik šnekėti apie mus, eurooptimistinės Baltijos šalis, ir sakyti, kad čia tas, ką, pavyzdžiui, Algis pasakė, reiškia, kad mes pozicionuojam save kaip mes, o jie yra ten Briuselis, kad jie čia, reiškia, nori atvesti pas mus savo kažkokias tvarkas ir savo kažkokias vertybės. Mes sakom, kad čia yra iš tikrųjų labai didelis klausimus. Pavyzdžiui, Estijoje šiuo metu vyksta labai stiprus debatas dėl įstatymo bendro gyvenimo, jo? Kad ne santokų, kad net niekas nežada iš tikrųjų, reiškia, suteikti santokos teisę, reiškia, to paties lyties poroms, bet tiesiog, reiškia, galimybę suregistruoti jų bendrą gyvenimą, kad nebūtų taip, kad du vyrai kartu pastatė namą, reiškia, ir paskui vienas iš jų mirė, o namas atiteko kito vyro labai, ne kitam vyrui, kaip turėtų būti, bet to numirusio vyro labai tolimiems giminaičiams, kurie jį nekenčia dėl to, kad jis yra netoks kaip visi kiti. Kad šitos nesąmonės nebūtų, reiškia, kad būtų galimybė registruotis žmonėms, kurie yra kitokie nei aš, pavyzdžiui, kad jie galėtų, reiškia, irgi turėti lygiai tokias pačias teisės taip toliau. Visi žmonės, kurie yra, tarkim, jaunesni nei 30-40 kažkur tame tarpe, ten ta riba eina, ir kurie turi aukštą išsilavinimą, tarp jų yra labai didelė parama šitam projektui. Tie žmonės, kurio išsilavinimas yra menkesnis kažkiek ir kurie yra vyresniniai, ten tarp 30-40, jie tarp jų yra dauguma prieš. Ir dabar ir yra klausimas, reiškia, ar nėra taip, kad pas mus iš tikrųjų ta europietinė vertybė ir europietiška mąstymą yra priėmusi jauna karta, o vyresnioji karta iš tikrųjų yra iš esmės anti-europietiška, jo? Nes Europos demokratijos ir žmogaus teisių standartai jiems principai yra nepriimtini. Kitą savaitę bus matyti, reiškia, kaip Estijoje bus su tuo balsavimu. Aš čia labai tikiuosi, reiškia, kad bus gerai, bet tai yra labai ant ribos. Jo? Tai toks per pusę ir priklauso nuo to, kiek oportunistiški yra mūsų parlamento nariai. Ar jie pasiduoda spaudimui, labai dideliam spaudimui tokio vos ne profašistinio bloko, reiškia, kur sako, kad valstybė turi nurodyti žmonėms, koks turi būti jų bendras gyvenimas, arba jaunimo, ir tokio, nenoriu pasakyti pažangaus, bet sakysim, netradicionalistinio požiūrių žmonėms. Taip, kad man, aišku, labai malonu, kai Leonidas sako, kad Estija yra geriau su demokratija negu Vengrijoje, ir aš principė pritariu, iš tikrųjų, geriau nei su demokratija, geriau nei Vengrijoje su demokratija yra praktiškai visur, galbūt išskyrus Šiaurės Koreją. Bet tai, kad yra geriau, dar nereiškia, kad yra gerai. Ja? Kažkada tai Berlyne mačiau labai gerą grafitį.
alles wird besser, nichts wird gut. Viskas eina geryn, niekas nesidaro gerai. Ja. Ačiū, norėjau tik pasakyti, kad Estija palygino net ne su Vengrija, palygino su Portugalija, Ispanija ir Graikija. Graikija Edvardas Lukasas, jūsų naudai, pasakęs, kad Estija darosi visiškai vakarietiška demokratija. Šia prasme, tai aš čia truputėlį emuliuoju Edvardą šiek tiek šio klausimu. Regina, prašom. Vanokit, aš labai trumpai, tiesiog labai konkrečiai į klausimą Leonido istorinės ir kultūrinė Europa nebūtinai sutampa su politinė ir kaip tai su tais kontrastais dorotis. Prisipažinsiu, nežinau. Tikrai nežinau, kaip doroti su tais kontrastais, galbūt štai, ką jūs irgi minėjot, kad tam tikra tokia dalis visuomenės, kuris sugeba su tais kontrastais susidoroti ir kažkaip, kaip sako, gal tai yra ta Europos dvasia, jį visada egzistuos, iš tikrųjų universitetai, sakysim, arba tas bendravimas žmonių, arba štai jūs minėjot, kad ir taksistam būtų galima Erasmus programą organizuoti, iš tikrųjų, ko gero, čia skamba linksmai, bet gal tai padėtų. Aš iš tikrųjų nežinau, kaip su tais kontrastais dorotis ir dovanokit, čia jau dabar kažkaip mes šiek tiek atsipalaidavom. Tai va štai apie tą jie ir mes, tokia labai 2 metų senumo patirtis. Mes važinėjom po Šiaurės Vokietiją, ten buvo toks ekskursinis turas. Na ir prie Hanoverio tokiam viešbutį, žodžiu, laukiam jau pasidėtų savo lagamino, apsigyventi ir ten sėdi tam barelį tokia grupė vyrų, olandai, kaip supratau, jau taip jie gerokai pagėrė alaus. Ir labai, žodžiu, taip smagiai norėjo su mūsų tą grupę bendrauti, jie pradėjo klausinėti, iš kur mes esam. Ir mes jau, žodžiu, visom kalbom bandėm paaiškinti, kad mes esam iš Lietuvos ir jie vis tiek nesuprato. Tai, žodžiu, vienas iš mūsiškių neištvėrė ir sako Wild East. Ir tada jie iškart suprato. Tai va, aš atsiprašau, čia skamba anekdotiškai, bet iš tiesų tas, jūsų, mūsų tas fenomenas, jis tikrai egzistuoja. O dabar grįžtant vėl prie tų kontrastų, aš nežinau, ir, pavyzdžiui, Vengrijos fenomenas, jis iš tikrųjų gąsdinantis, bet, tikrai man gal trūksta žinių ir kompetencijos paaiškinti. Aš tik laikau, kad, suprantat, man atrodo, kad vis tiek dabartinėje ir Europos situacijoje, jeigu tų, sakysim, lyderių nepalaikytų visuomenė, tai jie ir netaptų tais lyderiais. Tai gal čia reikia ieškoti atsakymą, gal visuomeniai kažkas yra tokio. Algi, prašom. Taip, irgi trumpai, tai kaip sugyventi su skirtumais, tai paprasčiausiai jūs reikia toleruoti, jūs reikia priimti ir čia nėra paprastas toksai atsakymas. Mums reikia išmokti taisyklių, kaip gyventi su įvairove. Ir kartais tos politinių korektiškumo taisyklės, kad atrodo šiek tiek juokinga, kad turime kvotas, dar kažką, tai vyrų, moterų, tenais jaunų, senų, pagal geografiją, dar kažką, bet jos tiesą sakant, kartais jūs šiek tiek trukdo, šiek tiek maišo, bet finale jos padeda. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, taisyklės reikia išmokti ir tam reikia laiko. Ir tam reikia laiko ir kartais, iš tikrųjų, mūsų šalių žmonės mano, kad mus ignoruoja, mus diskriminuoja, ar dar, tai tas jausmas yra. Ir netgi ir pats kartais galėdavai anksčiau pagauti tokių jausmų turys, ypač kada tenka būti didelėse tarptautinėse organizacijose, kur yra 15, 20, 30 šalių, mes ten turime išsirinkti savo valdymo institucijas ir tada būna visokių blokų, sprendimų, bet kai pradeda veikti taisyklės, kai mes tas dėl taisyklių daugiau mažiau sutarėme, tada daug dalykų sprendžiasi. Ir šitoje vietoje tikrai Europa yra sektinas pavyzdys matyti visur ir tikrai iš josios patirties galima mokytis. Dabar apie demokratiją Estijoje ir ne tik Estijoje, kur jinai yra geresnė. Tai kadangi visiems mano sritis yra politikos mokslai ir ten daugiausiai išdirbu, tai visokius demokratijos matavimus neblogai žinau ir vienas iš geriausių šiandien demokratijos matavimų, tai yra, ko gero, ekonomistų yra sukurtas indeksas prieš daugiau negu 5 metus. Ir, dėja, rytų ir vidurio Europos šalys, naujos ES šalys pagal demokratijos matavimus patenka į tų demokratijų, kurios vadinasi su demokratijomis, su defektais grupė daugiausiai. Ir nieko čia nepadarysi, bet ir toj grupė atsidūrė Prancūzija, pavyzdžiui, labai dažnai priklausomai, nes matavimai vykdomi čia ir dabar. Ir vėl nereikia turėti iliuzijų, kad, aš jau sakiau, kad demokratija yra kintantis dydis ir reiškinys ir mes galime pamatyti ir pakelimus, ir nusileidimus, ir
tai viskas auga, viskas keičiasi, viskas vystosi. Tik tai, na, dėl to nereikia irgi savęs kalti prie kryžiaus ir priimti reikia tą pasaulį tikrovę, kokia ji yra. Ačiū, nes aš noriu tarti keletą žodžių, labai trumpai reaguodamas, kad neužmirščiau ir paskui jau tada panešiosiu mikrofoną norintiem paklausti. Tai mano tik tai greitos reakcijos, kad neužmirščiau. Man buvo labai smagiai nuskambėjo Reginos istorija apie Wild East. Tai žinot, kaip yra, aš esu kažkada rašęs vienoje esė, kad egzistuoja toks skirtumas, kad jeigu Toskanos italas, auginantis vynogės ir gaminantis vyną, atsibunda iš ryto ir suvokia, kad jis yra tiesiog Toskanos italas ir jam gera labai ir jisai ruošiasi ragauti vyną ir klausimas, ar jis yra europietis, jam nuskambėtų kaip kažkas nesuvokiama. Paprasčiausiai jo net geografija byloja jo naudai. Jam nieko pasakot nereikia. Tuo tarpu skirtumas tarp Toskanos italo ir lietuvio būtų matyti, kad lietuvis europiečių taptų po ilgos paskaitos apie Donelaitį, Maironį, Sabonį, apie, taip sakant, geografiją turėtų pakalbėti labai rimtai ir va tada jau įgytume mes Europos kvalifikacijas. Po tam tikro pasakojimo. Žodžiu, lietuvis pasmerktas naratyvui tam tikram. O vat italas apsiriboja geografiją. Tiesiog jinai gyveno jo naudai. Tai juokas juokais, bet tie dalykai egzistuoja, aš ką tik juokiausi, nes mano knyga 99 Baltijos istorijos pasirodė italų kalba, ką tik 99 istorija del Baltiko ir La Repubblica jau ją recenzavo ir ten pasirodė toks sakinys pirmas, kad knygą parašė filosofas ir buvęs politikas aprašantis savo gimtosios Latvijos pakrantę. Nu, vat, ir tai, aišku, man pakirto kojas, tai, nu, bet ką padarysiu, nu, tai matyt, jie geriau žino už mane. Tai jokas jokais, bet taip, Klaipėda netoli, nu, tai ką padarysi, žodžiu. Bet, vat, įdomus yra dalykas, kad mes minėjome, man pasirodė labai įdomi pastaba Reino apie Euroviziją. Jokas jokais, bet tikrai tai yra labai gera metafora. Man pačiam atrodė, kad ko gero buvo laikas, kai Euroviziją rimtai traktavo Vakarų Europa. Ir matyt, paskutinis didysis įvykis pop muzikos istorijoje buvo ABBOS pergalė. Kada ABBA ir buvo talento ir kompetencijos pergalė, ten toliau prasidėjo šou. Dievai žino koks, bet solidarumo, politikos, dar kažkieno, tai imigrantų žaidimai, kas parems šalį, būdami kitur. Bet tikrai mes matėm, kaip iki kičo buvo dar tokia profesionalumo erdvė tam tikra. O kita vertus, matėm dar vieną labai įdomų dalyką, kad per visą tą istoriją, čia aš jau reaguodamas į tai, ką Algis sakė, su demokratija, aš turiu pasakyti, kad padirbėjęs žmogaus teisų sferoje ne vienerius metus, aš pastebėjau, kad yra nelengva kartais matuoti, iš tikrųjų, netgi žmogaus teisų padėti šalise. Tarkime, šalis, kuriuose imigracija nėra tapusi problema, labai neblogai atrodo. Labai neblogai. Lietuviai visai padoriai atrodo, kalbant apie ksenofobijos, rasizmo nuotaikas, pusė bėdos, kol kas. Bet visiškas siaubas, kai pasižiūrėjo į homofobijos reikalus. Visiškas siaubas Baltijos šalise. Nu, tai čia tokio siaubo tikrai nėra Olandijoje, Prancūzijoje, vis tas siaubas yra jau naujosiose demokratijose. Tuo tarpu Olandijoje buvo paradoksas, kad skandalingos reputacijos Pimas Fortainas, politikas, pats buvo gėjus, bet klaikus ksenofobas. Pradėjo nekęsti islamo siaubingai, nors jaunystėje pats buvęs uolus marksistas ir visiškai simpatizavęs kairiosiam vertybėm, staiga kažkas iššovė jam į galvą, kad didžiulė grėsmė Olandijai yra būtent musulmonų bendruomenė. Ir jo argumentas buvo, kad būtent artėja kultūrinis perversmas Nyderlanduose, per kurios jis negalės gyventi laisvai ir būti gėjus. Tai va, turime vienu metu žmogų, kuris nebūtų pats toleruojamas kitur, toj pačioje Europoje, bet kuris netoleruoja savo šalies gyvenimo fakto, kad yra kitos kultūros Nyderlanduose. Tai kaip pamatuoti, turiu pasakyti, yra problemiška. Vienų požiūrių gali būti neblogai, kitų visiškas siaubas. Žodžiu, tai čia irgi reikia turėti tą omeny. Ir mano mažytė pastaba dėl įdomaus Reginos klausimo apie euroskepticizmo vakaruose ištakas, labai sunku pasakyti, aš priimu Reino žaismingą interpretaciją dėl Eurovizijos, bet yra dar vienas dalykas, ką aš pastebėjau per pastarosius metus. Man atrodo, pradėjo formuotis naujo tipo politikos elitai tose šalise. Ir jeigu kažkada tai tęstinumas visko, kas buvo susijęs su Europa, buvo kelias į savęs legitimavimą, dabar savęs legitimavimas ateina per neigimą.
daugelio dalykų. Ir man atrodo, čia gali būti paslėptas. Kitaip tariant, kažkada reikėjo turėti labai solidžią istoriją ir instituciškai įsišaknyti, kad tu taptum kažkuo politikoje. O dabar nieko, tu gali iššokti kaip Pilypas iš kanapių, ateiti iš niekur ir iš nieko, vien todėl, kad tu žinai, ką neigti. Tu turi tam tikrą tinklą institucijų, kurias tu atakuoji. Ir kelias į sėkmę yra daug greitesnis, jis pagreitėjo labai. Tai čia mano pastaba tik tai apie tai. O dabar tada laikas jau auditoriją įsijungti ir aš tada pasiūlysiu mikrofoną, kas pageidautų klausti. Tik būkite malonus, taip, aš duosiu mikrofoną, tik tai jeigu žinote, kam konkrečiai norite užduoti klausimą, Reginai, Reinui ar Balgiui, tai taip ir užduokite. Gerai? Prašom. Labadiena. Klausimėlis ir prašymas palyginti bus gerbiamam profesoriui Reinui. Pirmas, tai žaismingas klausimėlis. Ar Estijoje sovietmečio okupacijos metu buvo masiškai žiūrima Eurovizija per Suomijos televizijas? Be abejo, tie, kurie galėjo žiūrėti. Ir prašymas palyginimui, tai kur kas rimtesnis, būtų toks. Palyginti situaciją Estijoje ir Lietuvoje. 10 metų nuo įstojimo į Europos Sąjungą jaučiu, kad Europos Lietuvoje smarkiai mažėja. Taip, jeigu dar anksčiau knygyne buvo galima nusipirkti, nors brangiai kainavo, Newsweek anglų kalba, arba viešbutyje gauti, arba oro uoste gauti International Herald Tribune anglų kalba, dabargi vaikščiodamas po prekybos centrus negausi jokio ES šalies leidinio išskyrus Lietuvos be abejo, tačiau trečdalis visų leidinių bus priešiškos mums Rusijos federacijos. Lygiai tą patį įsijungus televizorių irgi galima pajusti, kai viską, ką transliuoja kabelinės televizijos, 80% yra skirta Rusijos federacijos subjektams. Taigi toks jausmas, jog atvažiavęs iš tos vakarų Europos europietis, jis jaučiasi Lietuvoje kaip kažkokioj Rusijoje, Europos Sąjungoje, kaip kažkas tai Kinija, Hongkonge. Šitą neveltui miniu. Noriu palyginti situaciją Estijoje. Ar galima susidaryti tokį įspūdį? Taip, ačiū. Savaime suprantama, mes vien tik suomišką televiziją ir žiūrėjom. Ir ypač Šiaurės Estijoje, Pietų Estijoje nesimatė, tai reiškia, jie tokie ir buvo su negale. Bet ir Eurovizija, aš, pavyzdžiui, savo akim mačiau, reiškia, kaip ABBA dainuoja, reiškia, ir laimiai prieš ten, kas ten buvo, ir sekiau, reiškia, tą balsavimą iki ten 1 valandos nakties. Ir aš manau, kad iš tikrųjų mes labai dėkingi turim būti Suomijai ir jos televizijai dėl to, kad tada, kada atsirado nepriklausomybė, mes jau principė žinojom, bent jau teoretiškai, reiškia, kaip normaliai demokratiška mažytė šiaurės valstybė veikia. Ir mūsų visokiams įstatymdaviams ir taip toliau buvo daug lengviau pradėti, nes jie buvo žiūrėję ir žinojo, reiškia, turėję normaliasias žinias, reiškia, ne vien sovietinės ir ne vien Amerikos, reiškia, žinias, bet tokios, reiškia, kurios kaip tik ganėtinai objektyviai viską žiūrėjo. O lyginti Estiją ir Lietuvą spaudos atžvilgiu, aš principė suprantu, kodėl tų angliškų brangių laikraščių ir amerikietiškų jau supermarketuose nebėra. Tai yra dėl to, kad juos galima per internetą vis tiek skaityti ir yra didelė rizika juos pirkti ir tenai pardavinėti, todėl kad tie, kurie juos skaito, pavyzdžiui, aš nežinau, aš skaitau, pavyzdžiui, Guardianą, ir man nereikia, kad Guardianą man atneštų, nes aš neturiu tokio didelio buto, kad man visi Guardianai tenai tilptų, nes tas laikraštis yra tikrai labai didelis, bet internete jis laisvai yra prieinamas. Bet jeigu bendrą atmosferą lyginti, tai Estijoje nėra
tokio hierarchiškumo kaip Lietuvoje. Visą laiką šitą kartojau ir iki šiol ir toliau kartosiu, tol, kol tai bus. Lietuvoje yra labai žiūrima į viršų, į valdžią, ką valdžia sako ir taip toliau. Ir žmonės nedrįsta atsistoti ir pasakyti, ką jie mano ir kritikuoti savo bosus vien dėl to, kad jie yra bosai, o Estijoje taip nėra. Ir kažkada tai geras buvo pavyzdys, ką man pasakojo, buvo estų ir lietuvių biznierių bendras seminaras apie biznio kultūrą. Ir ten atvažiavę buvo kažkokie ten estiški biznieriai, kartu su savo ten asistentais, sekretoriais ir taip toliau, ir kitoj pusėje, lietuviški. Ir visas biznio kultūros skirtumas išėjo tada, kada po kažkokio ten grupinio darbo vieno stambios firmos savininko asistentė atsistojo ir pasakė, mes čia su Andrasu pagalvojom, ir kad kažkas pasako, kad asistentė kalba apie savo bosą su pirmu vardu, kad jie iš viso ant tų ir taip toliau, kad čia yra neįmanoma Lietuvoje. Kaip čia toks familiarumas, bet jie vis tiek kolegos. Ta prasme, vienas yra viršininkas, kita yra ten asistentė, bet tai nėra labai jau svarbu. Ta prasme, svarbu yra tada, kada yra priimami sprendimai, kas turi kokias teisės, bet kaip subjektai, kiekvienas turi savo teisę, pasireikšti. Antras dalykas, kas Lietuvoje mane šiek tiek gazdina, yra visi tie vyskupai, kad kodėl, kažkokios pelno nenešiojančios organizacijos atstovai turi šitiek galios, viešam diskurse. Kodėl? Lietuvoje nėra valstybinės bažnyčios, bažnyčia yra atskirta nuo valstybės. Tai kodėl jie turi teisę, kritikuoti, pasisakyti ir kodėl jūs turite su šituo skaitytis? Man tai yra nesuprantama. Ta prasme, aš anaiptol nenoriu pasakyti, kad žmonės neturėtų laisvės tikėti, ką jie ten tiki ir taip toliau, bet sakyti kitiems, kaip viskas turi būti reguliuota dėl to, kad jie taip tiki, ne šito amžiaus yra reikalas. Ačiū. Taip, kelis sakinius galiu pridėti. Tai tokia labai įdomi linija klausosi diskusijoje tarp rytų vakarų palyginimas, Lietuvos ir Estijos palyginimas. Tai aš tų atsakymų ieškočiau dar vienoje srityje visuomenės konservatizme arba liberalume. Ir Estija be abejo, kad dėl įvairių priežasčių istoriškai, kultūriškai jie yra liberalesni. Tas socialinio liberalizmo yra daugiau visuomenė. Lietuva yra taip ir politikoje mes turime daug labai baroko elementų, tokių ceremoninių dalykų ir dėl to, kad kultūriniai, religijos momentai čia veikia. Ir visuomeniai suma sumarum yra gerokai socialiai konservatyvesnė. Ir tu nieko negali padaryti. Reikia priimti tą visuomenę, kokia ji yra. Jinai keičiasi iš lėto labai laipsniškai ir tie skirtumai būtent dėl to egzistuoja. Dabar dėl komunikacijos, tai aš 100% palaikau Reiną, kad komunikacijos kanalai pasikeitė. Mes neturime tikėtis ir Timeso spaudos kioskose. Nereikia jo visiškai, arba tam New York Times, arba Guardian, arba Independent, whatever, arba Frankfurt Allgemeine Rundschau, tenais, vokiški ar prancūziški Le Monde, Le Figaro. Dėl to, kad nereikia, aš paklausiu savo studentų, kas skaitė šį rytą spausdintą laikraštį? Ir jūs gal spėkit, kiek pakyla rankų. Dažniausiai 0. Dėl to, kad visiškai žiniasklaida kitaip vartojama, kitais kanalais yra vartojama ir visuomenė kitaip susižino. Bet ta politikai, intelektualai, apskaitai visuomenės nuomonės lyderiai labai turi gerai žinoti ir turėti galvoj. Aš tai visai norėčiau nesutikti su profesoriumi Rodu dėl to, kad dėl tų vyskupų vaidmens mūsų visuomenėje. Mes Lietuva esam jau senos katalikiškos tradicijos šalis ir manau, kad yra visai normalu, kad
Pavyzdžiui, kaip kunigas Narbekovas visą laiką dalyvauja tose debatuose dėl abortų ir išsako tam tikros visuomenės sluoksnio poziciją. Pavyzdžiui, juk kokia kaimo Davatka, kuri jau 70 metų vaikšto į bažnyčią kiekvieną sekmadienį, pasako jos nuomonę tuo klausimu. Tai yra visai normalu, mano manimu. O klausimas būtų toks apie, visų pirma, dar vienas komentaras apie eurointegraciją. Ir čia nebuvo paminėta, kodėl užsidegė ta raudona šviesa eurointegracijai rytuose. Tai visi matom, kad tas karas, kuris dabar čia prasidėjo ir prasidėjo dėl to, kad Ukraina panoro būti Europos šeimoj, o Putinas tai pamatęs atitinkamus veiksmus pradėjo daryti. Ir klausimas dar iš kitos operos apie musulmonišką tradiciją, tai kiek jinai yra įtakinga ir kiek jinai gali keisti mūsų tradiciją krikščionišką, kaip sakė, juk pavyzdžiui Vokietijoje labai didelis ar ne musulmonų yra skaičius ir profesorius Donskis kalbėjo apie Nyderlandų atvejį, taip kad norėčiau gal trumpai, kad kiekvienas profesorius pakomentuotų apie musulmonišką tą tradicijos, kiek aktuali ir panašiai. Ačiū. Po trumpą komentarą gal. Pirma, aš norėčiau patikslinti, aš anaiptol nenoriu pasakyti, kad vyskupai ir kunigai negalėtų dalyvauti viešose debatuose, bet jie neturėtų turėti daugiau teisių negu bet koks, kuris dalyvauja viešose debatuose. Reiškia, kad man regis, kad Lietuvoje yra taip, kad bažnyčia turi daugiau įtakos politikoje, negu tai yra iš tikrųjų gražu ir teisinga. Man atrodo, jokia organizacija, kiek ten ir nenešiotų tradicijos ir panašiai, neturėtų tiesiogiai įtakoti taip, kad tarkim parlamentarai pradeda svarstyti rimtai, čia buvo tas projektas dėl abortų ir taip toliau, vien dėl to, kad kunigams atrodo, kad reikėtų tą įstatymą prastumti. Taip pat kaip jokia korporacija negalėtų prastumti įstatymą, kurie yra geri jų verslui ir taip pat ir jokia bažnyčia neturėtų turėti panašių teisių, kaip Lietuvoje dėja yra. Apie islamą trumpai. Man atrodo, kad demokratijos atžvilgių, kada visuomenė yra demokratiška, tada kultūrinės tradicijos negali žalingai ir prieš žmonių valią nieko pakeisti. Jeigu bus taip, kad visi prancūzai savarankiškai ir iš savo norų priims islamą, ir pradės tikėti islamu, tai yra jų reikalas. Tarp kitko, keltai, kurie tenai kažkada tai gyveno, ir romėnai, kurie ten kažkada tai gyveno, anaiptol ir nebuvo krikščionys. Ta prasme, čia irgi iš kažkur kažkada tai atsirado ir krikščionybė, tarp kitko, atsirado labai netoli tų vietų, kur ir islamas atsirado. Taip kad tai irgi yra kažkoks neaiškus kultas iš rytų. Ir kultūriniai pasikeitimai vyksta, jie turi priežastis, jie turi savo vidinę logiką ir taip toliau. Blogai yra tada, kada kažkokia valdžia galia su prievarta priverčia kažkokią kultūrinę tradiciją. Tarkim, kaip per sovietų okupaciją privertė Pabaltijai kažkodėl, oficialiai tikėti kažkokią kitą ideologiją, kažkokiais kitais principais, kurie mums buvo svetimi ir te liko svetimi. O jeigu pasikeitimai vyksta ramių būdų, tai tada jie tiesiog vyksta. Ir dar aš norėčiau pasakyti apie islamą, kad islamas šiuo metu pergyvena tokią radikalią ir radikalų ir agresyvų laikotarpį, bet taip ne visada buvo. Pavyzdžiui, tada, kada vyko kryžiaus karai, tai būtent islamas buvo labai taikus, tai islamas išgelbėjo Europai graikų filosofiją, kuriai fundamentalūs krikščioniai norėjo sunaikinti kaip pagonišką ir taip toliau. Aristotelis buvo pirmą kartą verčiamas į lotynų kalbą ne iš graikų, kurios niekas nežinojo, kadangi tai yra pagonų, o iš arabų, kurią kalbą reikėjo kažkiek žinoti dėl politinių dalykų. O kaip tik tada, visokie ten krikšto
kariai buvo tie radikalūs teroristai, reiškia, kurie ramės, klestinčias artimųjų rytų valstybės nuolat atakuodavo, reiškia, kaip tie suicidaliniai bomberiai. Taip, kad radikalumas nėra religijos viduje. Islamas iš tikrųjų yra labai racionali ir ganėtinai taiki ideologija, taikus tikėjimas, bet jis yra radikalizuotas ir ideologizuotas principai dėl politinių procesų ir daugelio tų politinių procesų kaltininkai yra būtent vakarų valstybės. Pavyzdžiui, Didžioji Britanija, kuri tą pačią teritoriją už remimą savęs kare žadėjo ir palestiniečiams, ir žydams, ir po to, kai jie atėjo ir klausė, kur mūsų teritorija, tai pasakė, nu, gal paskui, jo, o tas paskui ir neatsiranda. Prašau, aš labai trumpai tik tai, gal čia tiesiog šiek tiek nuleidžiant iš tokio kultūrologinio lygmens į psichologinį lygmenį santykį su islamu. Iš tiesų, man atrodo, kad absoliuti dauguma europiečių, gėdingai prisipažinsiu ir aš vis dėlto esu to kultūrinio universalizmo pozicijose, man labai sunku pajausti, pagauti, suvokti kitą kultūrą iš vidaus. Tai va štai, jeigu kalbėti apie islamą, aš nežinau, mano amžiuje jau gal, kaip sako, man nebeteks, bet šiaip visumoje galbūt reikalingi kažkokie tai labai betarpiški kontaktai, asmeniniai kontaktai, kad tu pajaustum, suvoktum, suprastum. Iš tikrųjų, pakilti iki to kultūrinio relativizmo ligmens, kada tu iš tikrųjų bandai tą kultūrą jau vertinti, va štai, kaip sakoma, iš jos pojūčių. Tai be abejo, jinai tada, man atrodo, pasidaro visai kitokia. O jeigu žiūrėti iš to kultūrinio universalizmo, tai aišku, tam tikros baimės egzistuoja ir egzistuos. Tai va tiek. Ir lygiai vieną sakinį apie tai, mes esam Samuelio Huntingtono įkaitais ir po to kai kurių didelių valstybių politikų įkaitais, kada islamas tampa priešpriešos objektu, kada mes nesistengiam suprasti ir suvokti, kas ir kaip yra, bet nubrėžiam, sakom, kad civilizacijos turi ribas, civilizacijų laukia konfliktas ir jeigu mes ateiname su tokia nuostata, tai tada konfliktas turi būti, jisai įvyksta, tai yra save išpildančios prognozės. Prašau, jeigu galima dar tik papildant Algį, štai ką aš prisiminiau bekalbant, kai jis paminėjo Huntingtoną, po rugsėjo 11 Amerikos kultūrų centras, reiškia, organizavo tokius, aš manau, kad jie tai darė visam pasauliu, šiuo atveju Vilniuje tai vyko tokius tiesiog seminarus apie tos įvykius, apie tai, kaip ir aš labai gerai, man kažkaip užstrigo vieno departamento darbuotojo, aš dabar nepamenu nei jo rango, nei pavardės, tokia pasakyta frazė, kad vis dėlto Huntingtonas, padarė labai daug bėdos šitais dalykais ir kad jis, taip, ne pats Huntingtonas, bet reiškia tos jo idėjos, aš atsiprašau, šitaip gal primityvokai pasakiau, bet esmė reiškia yra ta, iš tiesų jis tam tikrą prasme, kaip, jis tiesiog formulavo, šiuo atveju tas pareigūnas, jis formulavo taip, kad jis labai supaprastino dalykus, viskas yra nepalyginamai kitaip. Aš tai pridursiu galima vieną savo komentarą, kad žinot, visos deterministinės teorijos yra pavojingos. Kada tu sukuri save įgyvendinančią pranašystę, tai tu pastumėjai tarsi tikėjimą žmonėse, kad kitaip ir būti negali. Laukite, tai įsipildys. Jo labiau, kai simptomatika tarsi byloja, kad tikrai panašu, ar ne? O iš tikro už viso to slypi didžiulis supaprastinimas problematikos. Didžiuliai civilizacinio lygio skirtumai glūdi vakarų pasaulyje. Tarp protestantizmo ir katalikybės didžiuliai skirtumai, tarp moderniosios Europos ir, tarkime, žmonių, kurie vis dėlto dar gėris ir grožis siejasi daugiau tik tai su viduramžiais, tai yra didžiuliai skirtumai. Tarp konservatizmo ir liberalios pasaulio percepcijos yra didžiuliai skirtumai vakaruose. Ir nematyti tų skirtumų būtų naivu. Dėl to manyti, kad skirtumai, kurie greuna gyvenimą, slypi tarp civilizacijų, yra tikrai pavojinga teorija. Ir pridursiu dar dėl arabų, tai taip, ne iš karto ateina tas supratimas, kad mes supaprastinam arabų pasaulį. Tam reikia tam tikrų studijų ir pačios Europos supratimo. Kai tu suvoki, kad Aristotelį išsaugojo arabai Europai ir kai tu suvoki, kad, kalbėkime atvirai, mūšis prie Poitiers, kurį karolingai laimėjo, buvo ne civilizuotos Europos pergalė prieš barbarus, o priešingai. Barbarų pergalė prieš Ispanijos arabus, kurie buvo daug aukštesnio lygio. Ir kai tu suvoki, kad Reinas minėjo Europą kaip universitetų buveinę, taip, bet pridurkime ir Marakešą, pridurkime ir arabų medikų ir filosofų grupės, kurios taip pat turėjo kažką panašaus į universitetinę kultūrą. Man pačiam prireikė daug metų, kad aš suvokčiau, kad kai kurie senoviniai žydų filosofai
buvo tik žydų kilmės arabų mąstytojai, kaip Maimonidas. Maimonidas buvo arabų mąstytojas, visiškai ir gyveno Kordoboje, taip. Tiesiog jis buvo žydų kilmės. Tai jis buvo aristotelininkas, tiesiog reiškia gavęs viską iš Ibn Rušdo. Tai matot, neverta demonizuoti tų dalykų, jo labiau suvokiant, kad istoriškai islamas buvo labai legalistinis, labai racionalus. Ir tiesą sakant, jų pasaulio interpretacija buvo gerokai mažiau kraštinės apimta negu mūsų. Kiekviename pranešime buvo minimos institucijos. Nei vienas pranešimas neapsėjo be kažkokio referavimo į tą teiginį, kad institucijos galbūt yra netobulos. Taigi norėčiau šią diskusiją prieš pabaigą sugrąžinti prie tų institucijų. Ir tam įvadas galėtų būti 3 tokie visiškai nesusiję faktai, kad važiuodama čia aš skaičiau tokį straipsnį, kuris skirstė ES valstybės pagal jų požiūrį į Kiniją. Tai yra, kiek šalis leidžia savo kritikuoti Kiniją politiškai ir kiek siekia laisvos prekybos tarp ES ir Kinijos. 2 tokios buvo dimensijos ir 4 šalių grupės. Antras faktas, kad asociacijos sutartis su Ukraina taip pat yra didelė dalimi apie prekybą. Ir trečias toks galbūt nesusijęs faktas yra, kad profesoriui Donskiui, būnant europarlamentaru, teko turbūt per vieną dieną Strasbūre balsuoti dėl gelsvapeliakių plekšnių apsaugos Šiaurės Atlante ir čia pat dėl kaip ES reaguoti į krizę Sirijoje. Institucijose susiploka daug tokių klausimų, kuriems reikalingos ir specialistų kompetencijos, ir politinės kažkokios idėjos. Ir galbūt tikrai nėra per vėlu filosofiškai atsakyti į tokį pamatinį, galbūt marksistiškai skambantį klausimą, kaip mes, kaip Europa, ką ir minėjo profesorius Krupavičius apie ūkinį gyvenimo būdą, kaip mes galime pasigaminti ir apsikeisti tai, ko mums reikalinga, kaip Europa. Gal tada atitinkamai pavyks patobulinti ir institucijas. Ačiū. Kolego, ar kaip komentarą traktuojate? Nes čia buvo geras komentaras labai tiesiog. Tai, kas jau reikalauja, galima aš tada apie mikrofoną paprašysiu to, nes noriu... Aš vis tik porą žodžių pasakysiu. Man atrodo, kad visas pasaulis dabar mato, kad ekonominė sistema, kurį mes turėjome iki šiol, yra neamžina ir kad jinai ir eina prie pabaigos ir eina prie kažkokio pasikeitimo. O niekas kol kas negalėjo pasakyti, į kurią pusę. Taip, kad tas klausimas ir reikalauja pranašystės ir nei aš turiu kompetencijų, nei ką, bet aš manau, kad tas yra labai didelis klausimas ir kad tas mums rūpės per artimuosius dešimtmečius vis daugiau. Trumpai pasakysiu prieš jau reziumuodamas, kad iš tikro Daiva Repečkaitė uždavė klausimą, paklausė dalyko, kuris mano paties galvoje kirbėdavo, kai reikėdavo balsuoti, tai gerai būdavo klausimų, kuriuos studijuodavo arba biuras padėdavo. Pavyzdžiui, mano merginos tiesiog kai ką žinojo daug profesionaliau už mane ir mane tiesiog informuodavo. Bet buvo klausimų, kur, atleiskite, čia kilo anekdotai iš jų apie tai, kaip kilo audringos diskusijos dėl agurko kreivės. Tai buvo garsiosios agurko kreivės diskusijos, kokia turi būti kreivė ir paskui Barozo jau juokdavosi, prezidentas Barozo juokdavosi iš tų dalykų, bet juokas juokais, bet jos kildavo. Lygiai taip pat kaip žuvininkystės problemos, kada mum ne motais, o ispanų arba graikų politikam, tai yra tai, dėl ko jie atėjo į parlamentą. Jie atėjo savo žvejų teisų ginti, žudbūt. O sėdi šalia vokietis arba brytas, šypt į ūsą ir tiek. Tai matot, čia kiekvienas atsigabena savo darbotvarkę ir tai būna tikrai vienas svajoja ginti žmogaus teisės, o kitas ateina apginti agurko kreivę. Nes taip reikia fermeriams iš šalies ir taškas. Ir aš pasakysiu apibendrinamas, kad labai labai dėkoju visiems, tikrai buvo labai gyva, miela diskusija. Ir man atrodo, kad matyt istorija taip susiklostė dabar, kad mūsų gyvenimas neapdovanos tuo, ko aš labai linkėjau savo šaliai. Aš labai linkėjau, kad Lietuvoje būtų galima gyventi nuobodžiai, ramiai.
Nes nuobodulys tam tikrą prasme yra gera būsena, yra saugi, labai taikinga, gera tokia. Atrodo, gyvenam įdomių laikotarpių, pakankamai. Taigi įdomumas reiškia, kad matysime visko mes turbūt Europoje, bet daug dievė jai sėkmės. Aišku, nes tiesą sakant, alternatyvų aš nematau. Nepaisant to, kad kai ką kritikuočiau pats. Ir suvokiu tų procesų tokį sudėtingumą, kada Europoje liko valstybių, kurių santykis su ES lieka pakankamai neaiškus. Tai yra ir Albanija, tai yra Serbija, tai yra Bosnija Hercegovina, tai yra labai europietiškos šalis su labai gilia kultūrinė tradicija ir daugia kultūrė tradicija, Makedonija dėl keistų priežasčių, santykiai su Graikija, pavadinimo dalykai, kai kada santykiai su bulgarų mažumom ir taip toliau. Bet šalia gyvenančia Slovenija, Kroatija, absoliučiai jokių problemų neturi šio klausimu, jos tapatinasi aistringai su ES. Neturi problemų Juodkalnyje. Kitaip tariant, mes matom nemažai kontrastų. Arba Lietuvos didžioji meilė, Islandija, pripažinusi mūsų nepriklausomybę. Vienas dievas te žino, ar jinai taps ES nare. Ir matyt, kad šuo pakastas ne tik tai Hanibalsono mūsų mylimo konservatyvios partijos atėjimė į valdžią, bet klausimas yra žuvininkystėj. O čia Islandija turi fundamentalių nesutarimų su Briuseliu. Tai matot, yra labai daug klaustukų šito istorijoje, bet aš noriu užbaigti vienu dalyku. Žinot, netgi kalbant apie Rusiją, kuri dabar jau tikrai nusiuntė labai daug žinučių labiausiai apsnūdusiems sluoksniam Europoje, kad laikas atsibūsti ir blaiviai vertinti daugelį dalykų. Netgi ta Rusija yra labai labai nevienareikšmė ir nevienaprasmė. Man yra tekę dalyvauti diskusijoje, kad aš pakeičiau požiūrį. Žinote, spontaniška mano reakcija į agresiją Ukrainoje buvo, kad iš kur galime šalinti Rusiją, Europos institucijos, iš ten šalinkime ją. Ir staiga man atsiverė akis netikėtai vienoje diskusijoje žmogaus teisų komitete, kada dalyvavo be baimės dvi mergaitės iš Pussy Riot grupės ir viena iš jų, Nadežda Tolokonikova, pasakė tokius žodžius. Mes jau ten labai romantiškai jom pridėkojom už jų drąsą, už jų pasiaukojimą. Ir jis taiga pasakė, sako, aš labai jūsų prašau, nesvarstykite klausimo, ar pašalinti Rusiją iš Europos tarybos. Supraskit, sako, Kremlius tuo apsidžiaugs tik tai, ar ne? Nes gaus dar vieną kortą apie tai, kad visi jūs nekenčiate Rusijos. Kitaip tariant, jų, Kremliaus. Bet sako, ką daryti žmogaus teisų gynėjams? Juk Europos žmogaus teisų standartai yra vienintelė viltis. Ir tai, kad mes dar susisaistom per Europos tarybą, tai yra instrumentas, kurio naudojasi Memorialas, mes. Tai, sako, nedarykite to, sako, jūs pakenksite tiems, kurie ir yra europiečiai Rusijoje. Tai, va, tą reikia turėti omeny, kad Europa jinai slypi ir ten, kur mes kartais norime surasti patogią nišą ir įdėti. O iš tikrųjų yra komplikuotas reikalas. Europiečiai yra ir Rusijoje. Ir jų galvose bręsta taip pat matyti kitokios Rusijos viziją visiškai. Tos, kuri nesipyktų su Europa, o rastų savo prideramą vietą savo ir savo didžiai kultūrai Europoje. Kad ir kaip būtų, aš labai noriu, kad mes dalyvautume, nebūtume stebėtojai, bet būtume dalyviai šitos dramos, padalyvautume ir kad mūsų balsai skambėtų visame šitame koncerte Europos. Na ir lygiai 2:45 turėjom baigti savo diskusiją tokią minutę, tai kaip moderatorius fiasko nepatyriau. Ačiū Dievui, ačiū visiems, ačiū Reinui, Reginai, ačiū Algiui, ačiū auditorijai.